Viskas. Surasti kokią nors, nebūtinai šitą. Bet gali ir šitą nufilmuoti. Eik iš čia. Ai, kažkodėl. Jie metė dalgį, kažkokią nelaimę ir jie išmovė. Pieva liko tuščia. Dargi, pasitraukit visi iš kadro. Greitai, bėkit. Nesugebėjo čia bėgti. Stop! Žiogą. Gal didelį žiogą. Gražu šiokia. Dabar pradės savo Būna ir didesnių. Smuiko biškį pagros. Dabar pažiūrim, kas jo viduje. Ne, palik ramybę. Žiūrėk, du. Ei, ir ant pėdos. Jis dabar tau keršys. Tai vendeta. Nakties keršys. Pas mane du žiogai. Давай, я. Galit prisijaukinti jį. Gerai randat maistą. Gerai. Jam. Tai gerai, tada Aktoriai, eikite. Greičiau, einam prie laužavitės. Reikit prie laužavėtės ir tada tipo pastebit beretę, bet dar kokias nepastebit. Raimundai, tu ką eini į kalniuką jau pastebi? Viskas, pastebėjot. Vienas bėgit paimti. Jo, bėgit kažkas. Vienas, nesusipeškite, kas eis paimti, Traukia. Ištrauk, nupurti kaip nors. Ir parodyk broliams kaip nors. Nesišypsok, taigi tavo brolis mirė. Geras mano brolis mirė. Gerai. Tu paleidai, tai atsitrauk. Nuoliai šitas plaukia vėliavėlė Lietuvo. Va kepurė eiktai. Kojus! Neik, Ignai, neik, nenuvėlas. Broliai, bėkit. Šimdu. Kamera. Ateina. Išsitraukit iš vandens tą kepurę. Nesijuokite, jūs turit būti rimtų veidų. Jūsų brolio nėra, kepurę imkite. Vandenį. Liūdni, jūsų brolis išėjo, mirė. Gerodžiu per vandenį eina. Domti. Tas ir bus sunkiausia, kad jeigu rodysi stambių planų, vien tik tais veidus bus sunku perteikti. Reikės kalbėti. Jo, reikės kažką ten lementi. O visų kūnų bus lengviau perteikti, kad ten dega namus, ten tave užpuolė. Taip, tai dabar tik reikia pasirinkti, ar mes einam į vidutinį, ar į bendresnį. Kad atrodytų, kai sėdint didelį ežero krantą. Iš kitos pusės kažką nors daužai vandenį, tiesiog taip daro, kad bangelis tas galvoja. Žiūrėjau, man tas ramus vanduo, jeigu pažiūrėtumės akmenėlį, tai daug geriau. Gal va teisingai, iš ramesnio vandens iš karto įsibanguoja. Taip, galvom iškart mes pamatysim, kad medė akmenėlį.
Tai nešim. Kaip tu jauties nešiodamas kareivinę uniformą, gerai? O tu ją nešioji dėl priežasties, ar tiesiog tau gražu, ar tada jauties kaip karys? Ša! Jaučiuos karys. Jo? Ar būtum partizanas, jeigu Lietuva būtų užpulta? Jo. Būčiau. Kodėl? Dar nežinau. Tu jauties atsakingas už Lietuvą? Kažkiek. Palaukit, kad tu neši, gerai? Stambaus plano reikia. Veidų. Po vieną. Operatoriaus sunkus darbas. A čia tai iki metų, panašiai. Nereikia. Ne, per daug bus, aš jau matau, kad čia gerai. Vietų bus. Nerime, dar šitą pasakyti. Vietų šitą tai gali kaptorį, jeigu nepasakyti. Einu. Rimtai? Dar 20 spūdimų. Aš nežinau, tai spėti. Į mane bėg, į mane. Aš čia įbėgu, čia jau kadras prasideda, ne? Nu, Verčiuosi ir aš įviniuoju. pradedam. Все. Paėmė, atsakė ir va, kaip veidrodis veikia. Magliu. Kaip jauties? Šalta? Truputį patolink gerai. Su tavim. 15. Nepanik. Baig filmuot mane. 14. Eik tu zuikelį šluostytis, jau tu pašiurpęs visas. Nu tai negerai. Aišku, kad tu. Gal vakar ir ne. Kad tu čia? Biškiu galva taip pat. Kai tu esi? Man reikia. Palauk, nefilmuok. Bet kai didumo. Na ką aš ištraukau? Ką? Viskas gali jau. Paleisk.
10 atspaudimų. Už melą? Ne, už tai, kad nusikeiktiko. Tai jis labai stiprus. Aš tai padarau kokius 2, man. Aš nepadarau. Ne vieno. Nubiliūnu. Ne, aš padarau 10. Tu 10 atsispaudimų padarai, nu padaryk. Man visko tą ranką, kur man ištarė. Gerai, nedaryk gal. Dabar visi tyliai. Tyliai, nu. O kam naujos? Ne, naujos. Ten yra raudona nosinė. Ir pradedam. Jo, Nesišypsok, Lukai. jo, nesišypsok. Gerai, aš tik tai repeticija. Turi būti gausmas. Jis norėjo parodyti žiūrovui tavo dantis. Bandom. Toblas kadras. Dabar su kritimu bus, ne? Jo, dabar su viskuo visi atributai. O nebus. Gerai. Taip. Taip. Kamerą paleisti anksčiau, negu sakysi veiksmas. Ir pradedam. Tempi ją pačią žiaurį. O šautuvas! Auč! Ginklas! Atvaim! Ginklas! Nufilmavom, kaip įkrito. Dabar galima maudytis. Aš jau šokau, aš drebu. Tai dai, pabandom tada tokį, darys slow motionų, kad tu išsimes, stovėdamas išsimes, bet ne taip, kad viršų pataškytus, bet taip, kad būtų Bateliai dabar ten jau supus. tobulą. Kaip jautiesi, kaip nušautas partizanas? Labai. Ištrauk ranko. Ausis dar jauti? Ką? Ausis jauti po šūvių? Ne, iš tikrųjų viskas gerai, tik šaudai buvo, bet dabar pripratau kažkaip nenašam. Dar galėčiau smaudyti. Bet turbūt lūpas tai dreba ir dantys. Bet šaunuolis. Super. Gerai, ačiū. Palik vietai, nejudink, nejudink. Tai gal labiau išmano tave, gerai, kad matys, ką jis daro. Wow, super. Jūs slow motion padarėte? Ne. Nors ne, gal dar vieną su slow motionu reikia padaryti. Tai dar kartą padaryk ir šitą, ir tu greičiau, ir įsisek normaliai. Galima, bet supranti, jie... Susiklausau. Matom, paprašysiu, vis kitaip neįsėdė. Mes supermenai. Žiūrėk į langą. Gerai, padarykit dublį natūralesnį. Dabar biškai buvo suvaidinta. Atidarytas! Kaip sekasi filmuoti? Gerai. Patinka? Aha. Jauti malonumą? Jaučiu. Labai gerai, būsi gal operatorius kažkoks. Gal ir būsiu. Ar tu būsi hip-hopų šokėjas? Žinok, visi viską žino apie tave. Ne? Nepaslėpsi nieko.
Ne, nebūsiu hip-hopo šokėja. O tu gal nori pašokti ką nors gyvenime? Ar tau nelabai? Nelabai. Bet tai kaip čia taip beveik? Nu taip yra. Papasakok profesorių apie save ką nors. Kodėl tu esi profesorius? Kodėl turi tokią keistą pravardę? Nes aš žvejys, kuris mėgsta sakyti viską. Apie žvejybą. Tik apie žvejybą? Tai tu esi žvejybos profesorius ar kitų galų meistras? Žvejybos profesorius. O daugiau nieko nežinai, tik apie žvejybą viską? Apie žvejybą, apie... Žvejybą? Biškut apie kiną. Apie ką? Apie kiną. Ką gali gerą apie kiną pasakyti? Esu daug kartų pats kūręs. Klausyk, būtų labai malonu, jeigu pakeltum galvą iš tiesų. Esu pats su draugais kūręs kiną. Buvo visai faina. Ką šiaip veiki gyvenime? Nieko. Pakel galvą. Į mokyklą vaikštų. Pradėjo. Spėjo, tai nieko baisus. Gilė, labai gerai atrodė. Gerai. Kamera. Yra. Veiksmas. Nestabim. Gali daug prisėti. Tas majukas nugaroja. Vėliau, po 5. Ačiū labai už pagalbą. Vėliau. Ne, nedaryk. Varšulėlį. Jo, tavo ranka žiūri. Veiksmas. Ką pasakyti? Būtent. Nes jis bus partizanų. Aš turiu pasiparašyti tenais dabar. Per čia galima visą laikį pagauti. Parodyk jos tokį karą. Parodyk jos tokį karą. Autas! Viskas! Autas! Nu, kas dabar? Kaip mums sekasi filmuoti? Kaip jums atrodo? Na, aš visų grupių nematau taip gerai kaip savo, bet mano grupiai labai gerai sekasi. Mes turim gerą režisierių, gerą operatorių, gerą aktorių. Jis labai gerai vaidina Lukas Partizaną. Iš tikrųjų patinka mūsų grupiai. O kiti, aš matau, irgi gražiai žaidžia kiną. Ir čia turbūt reikėtų vaikų klausti, kaip jiems sekasi. O aš pasakysiu, kai pamatysiu filmą. Rytoj mes jau žiūrėsim filmus ir tada nuspręsim, kam pasisekė geriausiai, kam juokingiausiai, kam baisiausiai. Koks juokingiausias jūsų įvykis buvo iš jūsų grupės? Mūsų grupėje koks juokingiausias įvykis buvo. Na, turbūt vakar buvo labai linksma filmuoti labai liūdną sceną, kaip nušautas partizanas krenta į vandenį. O juokinga buvo dėl to, kad jeigu būtų tai tikras filmas, tai visiems būtų uždrausta juoktis ir džiaugtis, nes tai yra liūdna scena, visi sėdėtų labai rimtai. O dabar sėdėjo žiūrovų minia
Ir kai partizanas nušautas krenta, visi labai plojo iš džiaugsmo. Oi, kaip gerai, kaip gražiai nušovė, kaip gražiai jis nukrito. Iš tikrųjų, pagal kino taisyklės, tai taip nelabai galime elgtis. Bet kadangi čia yra vaikų kino stovykla ir mūsų aktorius nenusišypsojo, sutramdė savo šypseną, tai viskas įvyko gerai, bet buvo linksma. Ar dar bus šita stovykla? Ar bus šita stovykla? Aš irgi manau, kad mes rytoj, kai jau baigsime poryt, kai jau žiūrėsime filmus, tada visi nutarsime, ar mums patiko kinas, ar mums patiko labiau teatras, ar mums patiko pasakos, ypač tie, kurie seniau buvo ir pasakas rašė. Vieną dalyką, ką aš supratau, kad kiną lengviau daryti vyresniems vaikams, kurie yra jau tokie 14, 15, 16 metų, kurie gali ilgiau nepavargti, kurie gali ilgiau dėmesį laikyti. O mažesniems vis norisi padūkti, palakstyti, futbolo paspardyti. Ir jie tada žaidžia kiną. Jie pusę valandos pafilmavo ir jau reikia jam pailsėti. Bet viskas gerai. Jeigu jie norės, tikrai darysim. Tai ačiū. Tai prašom tada. Smagu buvo. Na, plius dar su. Nu, pabandyk, trauk. Nu, noriu. Kodėl aš to? Norėjai, gražus gisuodega. Gaila man jo degas atrodo. Gali būti ir be vandens. Paskutinį kartą. Galiu? Ne, aš. Šieti tada oma pasižiūrit ir tada iš viso nusimenat, galite ant kelti. Čia tas nežinau. Va, atsisuko, nepamatė. Ir toliau. Visas. Atsisuko, nepastebėjo, toliau eina. Toks. Nu, atseit jis ten kažką girdi ir atseit jam ten atsirodo, pasirodo, kartais nepasirodo. Radau du tokius planus, kad vienas toks iš priekio. Ten kažką ten blūdija, o šitas toks nervuotas. Su drugeliu? Ja. Brolis čia tipo eina link miško, sesuo pamojoja, brolis panyra eina. Viskas. Ir dabar yra didis neaiškums, ką jis čia toliau turi veikti tam miške. Nu jis eina, reiškias. Eina. Aš čia dabar grubiai daug visokių kadrų. Sumečiau be abejo, čia viskas sutraukt galim į kelis, žinai, šmėkštelėjimus, bet va. Eina ir po to jisai tipo turi kažką užjausti, ne? Jo, susiorientuok, kas čia vyksta, dabar man reikia, kad tu man duotum feedback. Kažkas šmėsteli turėtų būti. Taip, tai čia ir yra tas. Marija taip sakė, geriau taip padaryti. O to turbūt kadras su pistoletu ir vėl kažkas šmėsteltų. Ten, kuris su pistoletu žaidžia. Nebūtina ten, sakė Marija, kad nebūtų. Mergaitė. Ir mirdamas kartu. Gerai buvo. Išeina toliau, jis pasižiūri, nusisuka ir vėl pasižiūri, pasitikrinti, ar tikrai jis... O jums pasakė, kur turi nutilpti muziką? Nepasakė. Kai jis iššauna. Nu, ta vieta, kuris atseit puch ir tada turi išsiimti muziką. Aš nežinau, koks jūsų iš vis istorija yra kokia. Pala, jisai pirmą kartą atsisuko kartu. Ne. Jisai po šito antro turi, kad jų nebebūtų. Kodėl? Gerai? Gerai? Kaip jis pasižiūrė, nu ta galva čia kaip. Tėvynė ir tave. Va, nu, gerai, tarkim šitą vietą daugmaž čia apkaišiuotų, ne? Ten aš po to žinoma ten tuninsiu, derinsiu, greitinsiu. Toliau pagal istoriją kas pas jūs eina? Čia kokia vieta aš nusikaltu? Čia kai išmesteli, va.
Skruzdėlynas. Bet gal nereikia. Skruzdėlynas. Čia. Nes viską šiaip reikia pagreitinti, nes jau dunda žemė vakaruos, jau turi būti, kai jis išlipa iš bunkerio. Su skruzdėlynu turi būti. Nu gerai, vat yra viena ranka skruzdėlynė, yra kita ranka skruzdėlynė ir kas dar? Yra kas nors skruzdėlynė be rankų? Ir po to turi būti, kaip jis atsisėda ir nukrato visus skruzdėlius. Kratimas. Šalia buvo filmuota. Tai buvo filmuota. Toli. Mums labai tik. Apvalių grikių su padės Gali turėti filmavimus, labai gerai, bet tai lauke nesinori labai garsiai rėkauti, jeigu galima, pasėdėm šiek tiek tyliai, tai yra mūsų paskutinis vakaras stovykloje. Jau šiandien beveik visi filmai baigti montuoti, išskyrus dokumentinį. Ir mes netrukus eisime į salę ir pažiūrėsime pirmą sykį. Pažiūrėsim pirmą sykį, ką mes sukūrėme, nes nematėme vieni kitų filmų ir mano grupė nežino, koks yra Pauliaus grupės filmas arba Marijos ir visiems bus labai įdomus pamatyti, ką draugai ir kaip nufilmavo. Tačiau dabar yra dar vienas toksai dalykas, aš norėčiau, kad mes kokią pusvalandį ar kiek bus noro pakalbėtumėm. Dar yra vienas labai rimtas dalykas, kuriant vaidybinį filmą, ko mes nesimokėme. Tai yra kino aktorius. Jeigu aš daryčiau kiną, man labai rūpi ta diena, pirmoji diena. Vat kai žmogus nusprendė, kad viskas šiandien jis išeina į mišką. Ar tu, Jonai, man gali papasakoti šiek tiek trumpai, kaip buvo ta diena? Niekada nepamiršiu, kadangi tokie didieji dalykai tai labai įsirėžė. Buvo 48 metai, kada Lietuvoje buvo tas didysis žmonių ištrėmimas į Sibirą.